Sveiki, mūsų tinklapio žiūrovai. Šiandien susirinkome čia, kad pabandytumėm pašalinti mūsų manymų labiausiai įsisenėjusią dėmę Pagėgių savivaldybėje. Ši dėmė labai kenkia Pagėgių savivaldybės gyventojams ir ją žūtbūt reikia pašalinti. Taigi mes kalbam apie politikus, kurie jau antrą dešimtmetį vadovauja mūsų miestui. Vieną štai iš jų matote ant šių marškinėlių. Šiuo metu jisai yra mūsų meras. Šių politikų sprendimai pakankamai jau prikenkė mums ir mes manome, kad juos reiktų pašalinti iš Pagėgių savivaldybės politinio žemėlapio. Kaip tą padaryti? Mes pabandysime jums parodyti. Taigi, dedame šitą mūsų politiką, kuris puikuojasi ant šių marškinėlių, į mūsų indą. Šiai senai dėmei pašalinti mūsų manymu reikia tokių 3 ingredientų. Mūsų visų Pagėgių savivaldybės gyventojų vienybės. Pilame šiek tiek vienybės. Reikėtų mūsų visų pilietiškumo, tam, kad sugebėtumėm šią dėmę įveikti. Na ir ko labiausiai trūksta, mums atrodo, pagėgiškiams, tai drąsos, kurios kiekvienas be abejo turime, tik galbūt nedrįstame ją išreikšti. Taigi, pilame drąsos. Na ir turbūt tokiam sudėtingam reikalui reiktų pasiraitoti rankoves, kadangi išties dėmė labai įsisenėjusi ir sunku ją bus išimti. Taip, kad reikia pasiruošti labai gerai. Na ir ką, bandysime išiminėti šią dėmę iš Pagėgių savivaldybės. Štai, kadangi šie 3 ingredientai pakankamai veiksmingi ir labai greitai, galiu pasakyti, šalinasi dėmė iš šių marškinėlių, taip kad neužilgo, manau, bus galima ją išimti. Na ir kągi, žiūrime, kas gausi. Štai matote, švarūs, balti, gražūs mūsų marškinėliai, kurie atvaizduoja mūsų savivaldybę. Kągi, matot, gerbiami žiūrovai, kad įmanoma viską padaryti, netgi tokias senas dėmes, kaip mūsų savivaldybėje, lengvai pašalinti. Ačiū už dėmesį.